Derinti šiltą maistą su vėsiu vasaros laike irgi yra labai svarbu, nes vien šaltas maistas daugeliui tikrai silpnina virškinimo ugnį. Tai šį kartą toks pavyzdys kaip keptos bulvytės. Jas kepiau su prieskoniais, kurie būtent šildo ir aktyvina virškinimo ugnį, kas yra labai naudinga. Ir pabaigai paskui dėjau dar kiaušinį, baltymų šaltinį. Ir lengvos vėsinančios vasaros salotos, tai yra ridikėliai su agurku. Ir aišku, kalendra. Kalendra yra nuostabi žolelė, kuri prisideda prie vėsos. Jeigu organizme yra labai didelė kaitra, taip pat jinai detoksikuoja, prisideda prie nuostabios mūsų gražios odos. Ir laimas iš tikrųjų ajurvedoje labai rekomenduojamas ypač vasarą ir visiems, pas ką yra kaitra, nes po virškinimo jisai gauna saldų skonį. Tai toks skanus derinys ir kaip visada skatinu valgyti ir mėgautis maistu ramiai, dėmesingai, sąmoningai ir skaniu vasaros skoniu.